Sveiki. Sveiki. Šiandien pristatysime dar vieną medicinos sritį, tai ergoterapija. Ir apie tai mums papasakos mūsų klinikos ergoterapeutė Orinta. Sveiki, aš esu ergoterapeutė. Šitoje klinikoje dirbu beveik nuo pat atidarymo. Kas yra ergoterapija, aš dar truputėlį vėliau turbūt papasakosiu, šiek tiek trumpai apie save. Be ergoterapijos labai domiuosi natūraliais sveikatinimosi būdais ir mokausi įvairiose srityse, todėl greta ergoterapijos mūsų klinikoje mielai galiu pasiūlyti ir kitokių dalykų. O jeigu galėtumėt nuo pradžio papasakot, kad pacientai suprastų, kas ta ergoterapija, nes, kaip suprantu, tai labai plati sritis iš tikrųjų, bet labai mažai informacijos mes turime apie tai, kas tai yra, ką galima su tuo nuveikti, kokios naudos, tai gal truputėlį išsamiau galėsit. Taip, ergoterapija tai pirmiausia yra gydymas veikla. Jūs tikriausiai žinot, kad gydytojai gydo vaistais, kineziterapeutai gydo judesiu, ergoterapeutams svarbiausia yra veikla. Dėl to, kai žmogus pas mus ateina, mes visuomet pirmiausia pasiklausim, kaip jis atlieka kasdienę, darbinę ir laisvalaikio veiklas. Greičiausiai sutiksit su manim, kad kai žmogus patiria traumą arba serga kažkokia liga, būtų tai, sakykime, ūmi liga ar lėtinė liga, žmogus nebegali atlikti savo įprastų veiklų. O realiai mes realizuojam save per veiklas. Ir kada jūs nebegalite, pacientas, kuris suserga ar patiria traumą, nebegali atlikti įprastų veiklų, tiek tokių paprastų veiklų, kaip apsirengti, nusiprausti, pasikloti lovą, vairuoti automobilį, tiek darbinių veiklų, ar tai prie kompiuterio, ar nežinau, ar sode darže ir panašiai, ir laisvalaikio veiklų žmogus jau jaučiasi labai blogai ir prie viso to ligos sukelto, sakykime, diskomforto prisideda dar ir emocinės problemos, kad štai aš negaliu savarankiškai kažko tai atlikti. Taigi ergoterapeutui yra labai svarbu, kad žmogus galėtų atlikti savo įprastas prasmingas veiklas ir kad jis tas veiklas atliktų savarankiškai. O prie kokių ligų, tarkim, tikslinga ta ergoterapija? Ar tai turi būti kažkokios tikrai labai sunkios būklės, kaip insultas, trauma kažkokia labai didelė, ar galbūt ir prie kitokių ligų yra tikslinga taikyti ergoterapiją? Na matot, aš kaip esu didžiulė ergoterapijos fanė, tai galiu pasakyti, kad prie bet kokios ligos, kuris sutrikdo veiklų atlikimą, mes jau galime taikyti ergoterapiją. Bet be jokios abejonės, kaip jūs ir pasakėte, dažniausiai ergoterapeuto prireikia, jeigu yra kažkokia tai judamojo aparato trauma, ar ne, jeigu tai yra sąnarių, raumenų, sausgyslių kažkokios tai problemos, kada yra insultas, infarktas, kada yra sunkios ligos ir netgi tokiais atvejais, kai sutrinka uoslė, mes taip pat galime taikyti ergoterapiją, todėl kad uoslės neturėjimas arba uoslės funkcijos sutrikimas taip pat atima galimybę atlikti daugelį veiklų. O apie uoslės ergoterapiją. Iš tikrųjų, pirmą kartą teko iš jūsų išgirsti apie tai, tai kokiem pacientam verta apie tai pagalvoti, į kokius pacientus orientuojamės, kokios ligos turėtų būti, kad pacientui reikėtų būtent dėl šios problemos ergoterapijos. Dažniausiai, žinoma, kreipiasi į mūsų žmonės, tai persirgę COVID-u, nes, kaip žinom, vienas iš COVID simptomų buvo uoslės susilpnėjimas arba kartais net ir netekimas, tačiau uoslė kartais susilpnėja ir persirgus bet kokia kita infekcinė liga. Žinoma, padėti lavinti uoslę yra gerokai sunkiau, kada yra patirta galvos trauma. Čia jau jeigu yra mechaninis pažeidimas,
mes jau uoslės neišlavinsim, tačiau visais kitais atvejais, jeigu uoslė yra sutrikusi, labai dažnai būna, kad uoslė būna pakitusi, kitaip sakant, žmogus jaučia kvapą, kurio nėra, arba jaučia iškreiptą kvapą. Tai turbūt yra dažniausi pacientai, kurie kreipiasi dėl uoslės funkcijos sutrikimų. Tai kad galima padėti tiems, kurie neturi galvos traumos. O per kiek laiko reikėtų kreiptis? Pavyzdžiui, žmogus persirgo COVID infekciją prieš metus ir metus laiko turi šią problemą, ar jam dar tikslinga atvykti ergoterapijai, kad kiek laiko po ligos galima tą daryti, kad tai būtų efektyvu? Iš tikrųjų, tai yra labai individualu. Yra tekę dirbti su pacientais, kurie neturėjo uoslės netgi 2 metus. Niekada nevėlu kreiptis. Žinoma, geriausia yra, kada tik tai persirgate, tada optimaliausias variantas, daugiausiai ir greičiausiai galima padėti. Todėl, kad mes, kada jūs ateinate į ergoterapiją, mes ne tik tai, kad laviname uoslę, bet ir parodom, kaip tai galima daryti namie, kasdienybėj, kad tą uoslę kaip galima daugiau apsaugoti, sakykime, nuo nenatūralių cheminių kvapų ir kad jinai lavėtų jūsų įprastoje aplinkoje, kad jums greičiau grįžtų tie patys kvapai. Ir kas dar yra labai įdomu, nes prie uoslės lavinimo visada pridedam ir kognityvinių arba, kitaip sakant, pažintinių funkcijų lavinimą, nes efektyviausia yra, kada kartu lavinama ne tik tai uoslės funkcija, bet ir atmintis. Ar tai kažkaip siejasi šitie 2 dalykai? Kaip vis tik tai yra smegenų problema, labai dažnai ir taip siejasi, todėl kad kvapas apskritai padeda mums įsiminti. Prisiminkite savo, tarkim, kažkokius tai įvykius, ar ne, ir būna taip, kad namuose pauostote, ar tai senus kvepalus, ar kažkokį, nežinau, bandelių kvapą ir jums iš karto prisimenat močiutę kaime, ar ten kažkokią, nežinau, vaikystės mamos kvepalus ir taip toliau, jie sugrąžina mums, iššaukia, sakykime, kažkokius įvykius, vadinasi, suaktyvina mūsų atmintį. Taip yra mokslinių tyrimų nemažai apie tai, kad verta kartu lavinti ir kognityvinės funkcijas. Taigi, ergoterapeutai lavina ne tik tai judamojo aparato, sakykime, sutrikusias funkcijas, ne tik tai pažintinių funkcijų sutrikimą, bet ir uoslės funkcijų sutrikimą. Iš tikrųjų labai įdomu, nes buvo laikas prieš keletą metų, kai tikrai visiems buvo nauja liga COVID-19 ir tikrai pirmoji ta banga, kiek prisimenu, tai ir būtent pažeidė uoslę ir tada tikrai visiems buvo daug klausimų, ką daryti. Ir tų nusiskundimų buvo būtent apie pakitusius kvapus, kaip mano pacientai išsireikšdavo, kad nepatinka kvapas, tarkim, netgi gaminamo maisto kvapas jau erzina, iki tol mėgti patiekalai jau jie kvepia kitaip, nebepatinka. Bet iš tikrųjų tuo metu galbūt ir nebuvo tų žinių tiek, galbūt buvo, bet ne visiems prieinamos tos žinios. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad papasakot apie tai. O tarkim, jeigu kalbant bendrai apie ergoterapiją, kada tikslinga pradėti, nes, kaip suprantu, prie bet kokios ligos, jeigu sutrinka kažkokios veiklos, galima pradėti, bet kaip pavyzdys, nugaros skausmas, pacientas geria vaistus, lanko fizioterapiją, daro mankštą, bet šiek tiek vis tiek yra sutrikę kažkokios darbinės veiklos, namų apyvokos veiklos. Tai kada tas ergoterapeutas galėtų įsijungti, kuriame etape, kada nukreipti, kaip greitai, ar iškart, ar truputėlį dar turi kažkiek laiko praeiti, kada? Jeigu kalbant apie nugaros skausmą, ergoterapeutas šiuo atveju labiausiai padės ergonomikos klausimais. Jis konsultuos, ką daryti, kad jūsų atliekama veikla nesukeltų vėl nugaros skausmo, todėl kad dažniausiai nugaros skausmą sukelia neteisingas veiklos atlikimas. Taigi šiuo atveju, jeigu pacientas eina į procedūras,
ir gali ateiti iki ergoterapeuto, tai kaip galima greičiau. Nes tai bus konsultacija grinai ergonomikos klausimais. Ir tai padės išvengti paūmėjimų ateityje. Taip. Nes jeigu jūs, mūsų klinikos specialistai su naujausia įranga, su puikiausiom žiniom, jums tą nugaros skausmą sumažins ir netgi visiškai nuims, bet jeigu jūs neteisite pas ergoterapeutą ir neišklausysite, kaip teisingai reikia atlikti veiklą, greičiausiai jums teks sugrįžti vėl. Iš tikrųjų, tai labai teisingai yra pastebėjimai, nes tikrai labai dažnai tokie pacientai ateina pas mane kaip pas šeimos gydytoją, bet pagrindinė problema atsiranda tada, kai yra keletas veiklų. Arba ilgas sėdėjimas prie kompiuterio, arba sunkus fizinis darbas, tarkim, kraunant prekes parduotuvėje, ar kažkur kitur dirbant sunkiai statybos ir panašiai. Ir iš tikrųjų, tuo metu žmogus, kaip dirba, jis negalvoja apie sveikatą, jisai tik tai žiūri, kaip greičiau padaryti darbą, kaip klauso savo vadovo nurodymų. Ir netgi atsiradus nugaros skausmui, dar kurį laiką vis tiek eina į darbą, nes vėlgi pasveria tai, kad dar netaip skauda, terminai spaudžia, darbe daug darbo, turiu eiti, nėra kas pakeis mane. Ir jau kai visiškai suriečia, kaip sakant, tada jau nedarbingumas ir reabilitacija. Tai aš manau, kad toks mokymas pacientų, kaip teisingai tą darbą atlikti, tai būtų nauda tiek pacientui, tiek gydytojui, tiek turbūt ir darbdaviui, nes žmogus rečiau imtų nedarbingumo pažymėjimus ir rečiau sirgtų, tai galbūt šiek tiek lėčiau dirbtų, nežinau, bet dirbtų saugiai ir netraumuotų savęs. Kita vertus, ergoterapeutas dar gali konsultuoti ir darbo vietos parinkime, kitaip sakant, kaip galima pakeisti darbo vietą, nes jinai taip pat veikia dirbančio žmogaus sveikatą. Ne tik tai, kaip teisingai reikia kelti daiktus, kaip sėdėti, kaip stovėti, kaip suktis, bet ir kaip įrengti tą darbo vietą, kad jinai kuo mažiau turėtų rizikos veiksnių. Tarkim, kokiame aukštyje turėtų būti daiktai, kokios turi būti grindys, kokia avalynė, kad nebūtų slidu, kad nepaslystų, ar ne? Visokie tokie ir netgi iki tokių dalykų kaip sienų spalva, kurie psichologiškai geriau veikia darbuotojai ir jis geriau dirba. Taip kad aplinkos pritaikymas tai taip pat yra ergoterapeuto veiklos sritis. Na, čia tikrai labai įdomu. Bet iš tikrųjų, iš to išplaukia dar klausimas jums. Tai taip išeina, kad pacientas, kuris turi kažkokią darbo vietą, jisai gali su ergoterapeutu pasitarti, kaip jam pasipatoginti būtent tą jo darbo vietą, tarkim, jeigu jisai sėdi, kaip jam sėdėti patogiau, kaip kokiam aukštį ką galima padaryti būtent toje darbovietėje, toje darbo vietoje su kažkokiu minimaliais įsikišimais, taip išeina. Taip, tikrai taip. Ir dėl to ta ergoterapija ir yra labai individualus dalykas. Ir kada ateina pacientas, aš visada išsiklausinėju, kokios yra jo veiklos, tiek namuose, sakykime, ar ne, tiek darbinė veikla. Ir aš tikrai nesakau, kad dabar jau jums tikrai reikės nusipirkti naują kėdę, išmesti stalą ar dar kažką. Mes visada žiūrim, ką galima pakeisti konkrečiu atveju. Galbūt čia reikėtų, nežinau, kažką po kojom padėti, ar ne? Galbūt atraminę pagalvėlę į kėdę. Galbūt kažkokias, nežinau, papildomos kopėčias, kad lengviau pasiekti daiktus. Tiesiog galima pakonsultuoti, kokiu spinduliu nuo žmogaus kūno turi būti sudėti patys svarbiausi ir dažniausiai naudojami daiktai. Tai yra tokie paprasti dalykai, bet mes stengiamės, kad kuo mažiau būtų išlaidų, kuo daugiau kūrybiškumo ir pasitelkdami visą šitą mes tikrai randam sprendimą. Ir aš manau, kad pacientai, kurie pas mus ateina ir konsultuojasi šitais klausimais, tikrai randa atsakymus. Mes kartu juos randam iš tikrųjų.
Nes aš tikrai nepasakau, kad jūs šitą išmeskit, šitą pakeiskit ir taip toliau. Mes aptariam, ką būtų galima pakeisti. Ir žmogus tame dalyvauja ir tai yra be galo svarbu, nes jam reikės toje darbo vietoje dirbti. Na taip, turi būti, jam turi patikti. Taip. Jūsų rekomendacijos, nes gali būti ir taip, kad jūs sudėliosit savo rekomendacijas, bet jis jų nesilaikys, kadangi dėl tam tikrų niuansų jam kažkas nepatiks, galų gale tą patį sienų spalvą. Taip, o tai juk yra mūsų bendras tikslas, kada pacientas ir specialistas kartu dirba, tada galima rasti geriausią sprendimą. Supratau. Ačiū. Dar norėčiau paklausti apie, pavyzdžiui, tokią ligą kaip reumatoidinis artritas. Kokių rekomendacijų turėtumėt pacientams, kurie serga šią ligą? Pirmiausia, ko norėčiau paprašyti arba norėčiau, kad būtų pas mus Lietuvoje, tai yra taip, kaip yra kitose išsivyščiusiose valstybėse, kad žmogus tik išgirdęs reumatoidinio artrito diagnozę yra nukreipiamas pas ergoterapeutą. Kodėl? Tai yra labai svarbu, nes pas mus dabar patenka pacientai tik tuo atveju, jeigu jau yra pirštų deformacijos, reiškia jau pažengus ligai. Ogi todėl, kad ergoterapeutas, esant reumatoidinio artrito diagnozei, gali papasakoti arba pamokyti, kaip saugoti sąnarius. Reumatoidinis artritas iš tikrųjų yra sisteminė liga ir tai nėra tik tai pirštų, sakykime, ar ne kažkokios deformacijos, skausmas, sustingimas ir panašiai. Bet jeigu mes teisingai atliksim veiklas, jeigu mes tausosim savo sąnarius, tarkim rankų sąnarius, išmoksim veiksmus, kuriuos galima atlikti arba dar svarbiau, kurių tikrai negalima atlikti, tarkim prie reumatoidinio artrito jokių būdų negalima atlikti gręžimo veiksmo, sukimo iš pirštų ar ne veiksmo. Tokiu atveju mes galim pristabdyti deformacijų atsiradimą. Ir kita vertus, vėlgi galim išdėlioti veiklų atlikimą. Reumatoidinis artritas labai dažnai pasireiškia pirštų sustingimu, rytiniu pirštų sustingimu. Ir tarkim, yra pacienčių galbūt daugiau, nes tai moteris turbūt labiau veikianti liga, kurios skundžiasi, kad ryte net iki valandos laiko nieko negali padaryti, nes pirštai yra sustingi. Tai vėlgi galima pasiūlyti žmogui prie lovos turėti masažinį kamuoliuką, ar ne, ir masažuoti tuos savo rankų sąnarius, pirštų sąnarius, kad kuo greičiau galėtų tas sustingimas praeiti. Ir kaip sakiau, kadangi tai yra sisteminė liga, kuri paveikia visą kūną, pradeda trūkti energijos, vėlgi mes galim pašnekėti, kaip susidėlioti dienos darbus, kokias daryti pertraukas, kad žmogus galėtų kuo ilgiau atlikti visas jam svarbes veiklas, prasmingas veiklas, bet kartu ir tausotų savo sąnarius. Tai yra vadinama sąnarių saugos mokymais, tačiau Lietuvoje, kiek man teko girdėti, nelabai kas apie tai kalba. Ir turėjau vieną pacientę, medikę, kuri išklausiusi tą sąnarių saugos mokymą, tai pasižiūrėjo į mane ir sako, aš 10 metų sergu šitą ligą ir aš pirmą kartą apie tai girdžiu. Tai vat mano būtų toks noras ir palinkėjimas, ir šeimos gydytojai palinkėjimas, kad žmogų išgirdusi reumatoidinio artrito diagnozę iš karto siųsti pas ergoterapeutą. Turėsiu tai omenyje, iš tikrųjų labai naudinga informacija, nes net nesusimastom iš tikrųjų, kol žmogus nepradeda jau taip akivaizdžiai skųstis, kad jam tikrai yra sunku, kad jau būna akivaizdžios deformacijos, o tai, ką jūs pasakot, tai gautųsi tokia kaip antrinė profilaktika jau esant ligai, bet tiesiog stabdant komplikacijas ir atidedant jų pasireiškimą. Tai manau tikrai pacientams didžiulė nauda, būtent, kad galima šiek tiek pristabdyti visus procesus, tiesiog paprastom priemonėm, tiesiog pakeičiant kažkokią savo veiklas, rutiną, darant ne iš tos pusės, o iš kitos ir jau bus efektas. Tai iš tikrųjų, wow.
Labai, manau, yra didžiulė nauda dėl to, kad nereikia kažkokių labai inovatyvių, brangių priemonių, aparatų, tiesiog pokalbis su pacientu, jo mokymas ir... Taip, ir jeigu galima įsiterpti, vat būtent ergoterapeutas jums padės, paaiškins, kaip galima truputėlį modifikuoti jau atliekamą veiklą. Va tarkim, jūs turite daržą, auginate daržoves, ar ne? O pas jūs yra problemos su kelių sąnariais, ar ne, su rankom ar kažkas tokio. Tai mes ieškosim, ką daryti. Gal kažkokią kėdutę pasidėti, gal po keliais paminkštinimus kažkokius, kad tik jums nereikėtų nutraukti jūsų mėgstamos veiklos atlikimo. Mes tiesiog kartu kūrybiškai pasižiūrėsim į tą problemą ir pasižiūrėsim, ką galima padaryti. Tai va dėl to man labai patinka ergoterapija, nes tai yra kūryba. Ir kūryba ne tik specialisto, bet kūryba ir paciento. Ir kada nereikia galvoti, va visi galvoja, kad ergoterapija tai yra kažkas, va ateina ir su žaisliukais padėlioja. Taip, tai yra gydymas veikla. Taip, mes įtraukiam tokius dalykus, kasdienius dalykus ir gali atrodyti pacientams, kad mes čia žaidžiam. Nes labai dažnai aš išgirstu tokį pasakymą, tai ką aš čia dabar ateisiu pažaisti. Bet nepamirškit, kad vaikai viską išmoksta tai žaisdami. Ir jeigu mes prarandam kažkokią funkciją, mes ją atkurti galim. Būtent su ta paprasta veikla. Ir patikėkite, ergoterapeutas jums tikrai neparekomenduos nusipirkti kažką labai brangaus ir namuose taikyti. Jis kaip tik išklausęs jūsų gyvenimo būdą, pasiūlys kažką tai, ką jūs galėtumėt padaryti namie. Ar tai segtukus kalbiniams pasegioti, ar galbūt kažkokią tešlą paminkyti, ar ne, jeigu tai reikia pirštų jėgai didinti ir panašiai. Žinokite, tikrai verta. Ačiū. Mane labai žavi iš tikrųjų jūsų atsidavimas, jūsų ir išmintis, ir patirtis, ir noras padėti pacientui. Ar dažnai susidurėt su pacientais, kurie yra priešiškai nusiteikę, nenori bendradarbiauti, galbūt neigia tam tikrus dalykus? Taip, kad priešiškai būtų nusiteikę, tai ne, nes turbūt žmonės atėję jau į tokią kliniką, tai jie ateina vedini kažkokio tai didelio noro greičiau susitvarkyti savo problemą. Tačiau aš susiduriu su tuo, kad žmonės jau žino tai, ką aš noriu pasakyti, ypač kai pradedi mokyti priminti ergonomiką, ar ne, kaip reikia teisingai sėdėti, kaip kelti daiktus ir panašiai. Aš tai viską žinau. Tai ar taikot? Ne. Arba pasiūlai kažkokį tai kamuoliuką, tarkim, masažinę, ar turit? Turiu, net du, ar naudojat? Ne. Tai va yra tas toks, kad tarsi žmogus kaip ir žino, yra girdėjęs, bet jis netaiko to. Bet atsiminkim, kad kiekviena terapija, jinai veikia tik tada, kai darai. O ergoterapija yra labai svarbu, kad žmogus pats prisiimtų atsakomybę už savo sveikatą. Aš jums paaiškinu, parodau, bet gydyti galit tik jūs pats, tik tada, kai jūs tuo užsiimsit. Kartais pasitaiko tokių, kurie pradeda sakyti, kad ne, man taip neišeina, nes tai nėra tokių sąlygų, tarkim, taip kelti daiktą aš negaliu, nes man trūksta vietos ir panašiai, bet giliau šnekant, toliau šnekant, tu supranti, kad tai yra tiesiog žmogaus nenoras kažką keisti. Na taip, mes labai pripratę prie savo rutinų, prie savo įpročių ir tiem naujiem įpročiam, naujom neuronų jungtim susiformuoti reikia laiko, darbo, pastangų, kas yra nepatogu kažką keisti. Tai iš tikrųjų tos vidinės motyvacijos jos reikia ir galbūt ne visada jos tiek turi žmogus, kiek reikėtų, kad pradėtų vykti pokyčiai. Bet juk taip smagu būti savo sveikatos, nežinau, šeimininku. Prisijimti atsakomybę už savo sveikatą ir suprasti, kad jūs galite pakeisti. Bet jūs tik tai gaunate kažkokią kryptį, kažkokį pasiūlymą. Ir toliau jau jūs galite daryti viską, kad būtumėte sveikesnis. Tai yra, man atrodo, taip yra žavu. Na, manau, tai iš tikrųjų reikalauja netrumpo pokalbio su pacientu. Ir iš tikrųjų didžiulio pasitikėjimo vienas kitu, to bendradarbiavimo ir
kartais turbūt tai užtrunka, tai galbūt pritrūkus laiko, galbūt esant netokiam produktyviam pokalbiui, galbūt dėl to ir tų rezultatų ne visada pavyksta tokių pasiekti. Arba jeigu žmogus pritingi, jisai būna ir tikrai kolegos kineziterapeutai gali patvirtinti, kad ateina žmogus ir tu matai, kad jis namuose realiai nieko nedarė. Nes jeigu kažkokią veiklą duodi dirbti namie ir žmogus atėjęs jau į užsiėmimą, tu matai, ar jisai darė kažką, ar nedarė. Tai taip, kad, mielieji, sveiksite tik tada, jeigu stengsitės patys. Ačiū už tokį pamokymą, iš tikrųjų tai yra labai naudinga tą priminti. Galbūt turėtumėt patarimų pacientams bendrai, kalbant apie ergonomiką, grįžtant prie tos darbo temos, nes iš tikrųjų mes trečdalį dienos praleidžiam darbo vietoje, kai kurie net ir daugiau laiko, tai galbūt turėtumėt kažkokių bazinių patarimų, kurie tiktų tikrai daugumai, į ką atkreipti dėmesį, ką daryti, ko nedaryti darbo vietoje. Bijau, kad aš čia labai daug galiu užtrukti, bet realiai tai taip, pirmiausia, tai yra labai svarbu darbo ir poilsio režimas. Labai yra svarbu. Ir kartais ateina pacientas ir aš tiesiog paprašau papasakoti visą dieną, ką jis veikia nuo ryto iki vakaro ir aš matau, kad tame tarpe nėra visiškai laiko poilsiui. Nes žmogus, dirbantis, tarkim, prie kompiuterio visą dieną, jis po to dar vairuoja, parvažiuoja namo, prieš pat miegą vėlgi lenda į telefoną, e-mailus atsakinėja ir panašiai. Tai kaip jūs turbūt, daktarė, man pritarsit, kad nebelieka laiko kūnui sveikti, organizmui sveikti, o jisai sveiksta realiai tik tada, kai ilsimės. Arba užsiimam mums mėgstama veikla, va tas hobis, jis prilyginamas veikimui. Toliau kitas dalykas, reikėtų nepamiršti, ypatingai tiems, kurie dirba sėdimą darbą, laikytis ergonomikos principų. Teisingai sėdėti, bet kas valandą pakeisti kūno padėtį. Ir net jeigu jūs, tarkim, nusiperkate didelį kamuolį ir sėdite ant jo ir dirbate ir galvojat, kad čia visai dienai jau mano stuburui bus gerai. Ne, taip pat reikia keisti padėtį. Ir ant to paties kamuolio sėdinti, dirbti, nelabai būtų gerai ilgiau negu, tarkim, 2 valandas. Galima, yra dabar labai populiaru stalai, kurie reguliuojamas aukštis, ar ne? Stovint taip, apkrova stuburui yra mažesnė, tačiau vėlgi kūno padėtį kas valandą reikia keisti. Taip pat reikia nepamiršti akių mankštos. Kad ir paprasta akių mankštelė, tai pasižiūrim į daiktą esantį prieš save ir pasižiūrim į daiktą esantį toli. Ne mažiau kaip 6 metrų atstumu. Ir vėlgi, čia pažiūrim kelias sekundės, ten pažiūrim kelias sekundės. Akies raumenį, ar ne? Nepatingėkim kažkokią tai mankštelę padaryti, pajudėti, kaklą pajudinti. Geriausia, žinoma, ir pavaikščioti. Ar ten kažkokį, nežinau, į spausdintuvą nueiti pasiimti dokumentų ir taip toliau, o nepaprašyti, kad kolega perduotų. Ir ką dar labai svarbu atkreipti dėmesį, tai yra į daiktų kėlimą ir nešimą. Čia turbūt labai daug yra pacientų, ypatingai su nugaros skausmais, kur žino, bet neteisingai kelia daiktus. Tai yra keli pagrindiniai principai. Pirmiausia, visada lenkiamos kojos ir rankos, bet ne nugara. Tai reiškia daiktą, kurį jums reikia pakelti nuo žemės, jūs turit sulenkti kojas, bet tiesia nugara ir tą daiktą pakelti. Toliau, tas daiktas, kurį keliate, jis turi būti kuo arčiau kūno. Nes jeigu aš laikau, tarkim, 10 kg krovinį daiktą, kuris yra arčiau kūno, jis būna, kaip pasakyti, vienoks spaudimas į stuburą, bet jeigu aš laikau per ištiestas rankas, tas spaudimas į stuburą jisai padidėja net keletą kartų. Ir dar vienas svarbus dalykas, kada jūs laikote daiktą, sunkų daiktą, nebūtinai sunku, matot, sunkus čia vienam, sunkus kitam, ne? Jokių būdų nedaryti judesio per liemenį. Jūs turite per kojas. Nesuktis liemeniu, o tiesiog perdėlioti kojas. Tai yra labai svarbu ir buity, kada moteris, tarkim,
skalbinius kelia nuo žemės, ar ne? Nu, vyrams galbūt sudėtingiau yra, nes būna ir tokių dalykų, kur tu negali to daikto prie savęs laikyti, tenka iš kažkur toliau jį pakelti ir panašiai. Tokie būtų pagrindiniai dalykai apsaugoti save. Ką čia daugiau? Tiesiog tai yra labai individualu. Ir kada žmogus ateina ir tu pasižiūri, kokia yra jo problema, ir tada iš karto galvoji, aha, kokius judesius jis dažniausiai daro ir ar tikrai jis tos judesius daro teisingai. Ar turite sėkmės istorijų su savo pacientais? Na, man turbūt labiausiai yra įstrigusios sėkmės istorijos, būtent darbo su uoslės sutrikimu. Viena moteris atėjo visiškai neturėdama uoslės, šiaip tai būna retas atvejis, kaip sakau, ta uoslė būna susilpnėjusi arba iškreiptas kvapas būna, o jie atėjo visiškai neužuosdama nieko. Ir kaip tikriausiai suprantate, ta uoslė, kai mes nesusimastom, tai atrodo, čia viskas savaime suprantama. Bet kada jūs neužuodžiat, jums yra neramu, nes jūs neužuodžiat savo kūno kvapo, jūs nežinot, ar jūs pakankamai švari, puola žmonės ten kelis kartus per dieną keisti drabužius. Jūs neužuodžiate kvapo, jeigu, tarkim, namuose gyvūną laikot, ar ne, ateis svečiai, o čia galbūt yra blogas kvapas. Jūs neužuodžiate kvapo, kuris nuo senų senovės yra labai svarbus išlikimui. Dūmų kvapo kažkokio, ar ne, kas rodytų gaisrą, ar kad jūsų viryklė neišsijungia, sugedusio maisto galų gale kvapo, kuris, jeigu jūs užuodžiat, jūs jo nevalgysit, ar ne, tai yra be galo svarbus dalykas, apie kurį mes tiesiog susimastom tik tada, kai jau tos uoslės netenkam. Ir štai atėjusi moteris, mes dirbom su jie 10 kartų, 10 užsiėmimų, ir uoslė atsistatė, visiškai atsistatė uoslė. Ir visada būna toks malonus jausmas, kai prieš išeinant apsikabina ir padėkoja, kad realiai išgelbėja gyvenimo kokybę. Dėl to aš visada ir mėgstu sakyti, kad gydytojas gelbsti gyvybę, o ergoterapeutas gyvenimą. Ačiū Jums. Tikrai labai informatyvu, labai daug žinių turite. Mano prašymas būtų galbūt keletą taisyklingų patirčių darbo vietoje parodyti pacientams su manekenu, su simuliuotų pacientų galbūt, kad truputėlį pacientai bent kažkiek geriau suprastų, kaip atlikti tas veiklas. Dabar keletą paprastų patarimų tiems, kurie dirbate sėdimą darbą ir sėdite praktiškai visą dieną. Taigi pirmiausia yra kėdė. Kada sėdite kėdėje, jūs turite remtis, kitaip sakant, jūsų sėdmenys turi remtis maksimaliai prie pat sienelės. Taip, jūs turite atsisėsti giliai. Kitas dalykas, jūsų kojos, pėdos turi remtis į žemę. Jeigu nepasiekėte žemės, būtų gerai pasidėti, nežinau, kažkokią dėžutę, galbūt netgi knygas. Nors knygas reiktų mylėti ir saugoti. Toliau, jūsų kojos turi sudaryti tiek klubai, tiek keliai, tiek čiurna, turi sudaryti 90 laipsnių kampą, gali būti šiek tiek daugiau, bet jokių būdų ne mažesnė. Toliau ypatingai svarbu teisingai laikyti rankas ant stalo. Ir šiuo atveju stalas dėja, bet jis turi būti kaip įmanoma platesnis. Jeigu jūs dirbate klaviatūra ir laikote rankas štai tokioj pozicijoje, kada prie stalo krašto liečiasi riešas, tai greičiausiai apsilankysite pas mus dėl riešo tunelinio sindromo. Kad taip nebūtų, reikėtų laikyti rankas ant stalo, bet vėlgi ne ties ta vieta, ne ties alkūne, bet visą ranką ant stalo. Ir dirbate, ar ne? Jeigu visą dieną yra pakelti riešai, geriau būtų klaviatūrą įsigyti su prailginimu, ant kurio užsideda riešas. Bet, kaip sakiau, niekada neprašau pirkti kažko naujo. Jeigu jums tai būtų patogiau, jūs galite tiesiog atsikirpti
gabalėlį kažkokio tai minkšto audinio ir pasidėti, kad jūsų riešai būtų truputėlį aukščiau ir tiesiau. Tas riešo tiesumas yra svarbus ir dirbant su pele. Nes matot, geriausia, kada mes judesį atliekam vidurinėme trečdalyje. Tai reiškia ne taip, o per vidurį. Tai kuo yra tiesesnis riešas, tuo mažiau galimybių, kaip minėjau, susirgti riešo tuneliniu sindromu ar turėti kažkokių kitokių bėdų. Būna, aišku, ir specialūs kilimėliai arba pelės padai, kur yra paaukštinam. Jeigu ne, kaip sakau, kažkokio paminkštinto audinio, porolono gabalėlis ir jūs jau dirbsite saugiau. Šiuo atveju, kaip yra pas mane, taip neturėtų būti. Monitorius turi būti tiesiai prieš jūs. Jeigu dirbate su nešiojamu kompiuteriu, kas būna labai dažnas dalykas, visai neblogai būtų prisijungti atskirą klaviatūrą ir dirbti su atskira pele. Bet grįžkime prie monitoriaus. Monitorius neturėtų būti šone, bet jeigu jau taip yra ir nėra galimybės turėti monitorių priešai save, tai po kažkurio laiko monitorių persikelkite į kitą pusę. Nes jūsų tas nuolatinis žiūrėjimas į vieną pusę, po kažkiek laiko jūs žiūrėsite nuolat į kitą pusę ir truputį kompensuosit save.